Na ir gerai, visiems labą dieną iš sodybos Klaitės. Šiandien jums noriu papasakoti kito istoriją apie savo senelį. Šito istoriją irgi savo tėvą išgirdo ir jo yra apie senelę jaunystę, kada jos gyvena Čičykių kaim tenai kaip tik tenai prie Pašvėtinio krašto, prie Pašvėtinio ir jos auga ten šeimoje ir paskui į kariuomenę išėję, į paskui kaip grįžę, jau pradėję prie medžio darbuotis ir mokytojais ją buvo šitoksai Albertas Ruonis iš visai netolimą Višeikių kaimą, tenai už kelių kilometrų. Ir jisai, mano senelis, juos ten pradėjo mokintis pas jį medžio darbų. Ir vieną kartą, besidarbuodams prie medienos, senelis nulaužė medžio grožtą sraigto. Lygiai tokia pat grožta. Tad baisiausiai pradėjo nervuotis. Sako, Jėzus Marija, ko dabar daryti? Mokytojai užpyks. Tada jie pasakyti šitam Ruoniam. Ruonis sako, nebijok, vaikeli, nagi kas čia iš tokia sulūžimą, taigi tuoj pat gal pas Lenkavos žydo nuvažiuoti ir vėl tik pat grožto nusipirkti. Tada senelis tuoj nuvažiavo į Lenkavą ir nupirko grožto ir atlygino mokytojam šitokį sulūžimą. Nu jau paskui, kaip įsimokino, jau kaip palika senelis žinoms parapylinks meisturs, tada daugios jau visokių iš tą Lenkavos žydą pavardį Gurvič visokių įrankių nusipirko ir kai kurie iš tų įrankių po šiai dienai pas mum yra palikę dirbtuvės, šitoj klėty ir šitaip jie yra saugom ir laikom ateičiai ant prisiminimo. Todėl dėkoju už dėmesį ir iki kito susitikimų.